Labadiena, Torbjorn. Labas ir tau. Ar gali mums papasakoti šiek tiek apie savo ūkį? Taip, mes esame augalininkystės ūkis ir dirbame apie 750 hektarų žemės. Auginame žieminius kviečius, žieminius rapsus ir avižas. Kas tau yra DataVext? Idėja sukurti DataVext gimė prieš maždaug 30 metų, kai norėjau daugiau organizuotumo ir daugiau kontrolės savo versle, tam, kad galėčiau priimti geresnius sprendimus. Na ir svarbiausia, kad nepamirštume, kas ūkyje buvo nuveikta. Turite omenyje tiesiog bendram ūkio valdymui? Tuo metu dirbau su keliomis konsultavimo agentūromis, bet man visuomet būdavo sunku, nes rezultatai mane pasiekdavo per vėlai. Su savo programa man pavyksta daug geriau matyti bendrą ūkio vaizdą. Taip supratau. O nuo ko viskas prasidėjo? Kai tik pradėjome, buvo daug skirtingų programėlių, bet jos visos buvo daugiau orientuotos į konsultantus. Dėl to aš sukūriau programėlę, kuri paremta mano ūkininkavimo patirtimi ir pritaikyta mano kasdieniams darbams. Manau, kad tai labai praktiška. Na ir tuomet nustojate naudoti popierių ir pradėjote naudotis skaitmeniniais įrankiais, taip. Ar sistema, kurią sukūrėte ilgalaikėje perspektyvoje, jums padėjo sutaupyti laiko ir pinigų? Na, būtent tai buvo pagrindinė šios programos idėja, kad nereikėtų ilgai ieškoti informacijos ir kad lengvai galėčiau tą informaciją naudotis. Vienoje vietoje matau visų savo ūkių situaciją. Na, ir žinoma, aš pats galiu geriau valdyti savo ūkį. Nuo pat pradžių tokia ir buvo šios programos idėja. Spėju, kad iš savęs esate truputį tingus. Na taip, manau, kad nėra protinga daryti tą patį per tą patį. Pritariu. Šiandien skaitmeninės sistemos renka duomenis apie viską, kas vyksta laukuose. Ir viskas yra prieinama iš karto. Labai protingai. O kaip jūs pats naudojate sistemą kasdieniuose darbuose? Kas už ką yra atsakingas sistemoje? Aš suplanuoju visas užduotis ir suvedu jas į sistemą. Tuomet technikos vairuotojui lieka tik pažymėti, kad užduotis buvo atlikta. Kartais tam tikras užduotis reikia pakoreguoti eigoje, bet pats planas būna sudarytas iš anksčiau. Tai darbuotojai irgi naudojasi programėle laukuose atlikdami savo darbus. Taip, jie gali naudotis programa ir atlikti korekcijas būdami laukuose. Programa visada pasiekiama telefonu. Sakyčiau, kad ši programa stipriai pakeitė, kaip mes dirbame. Visos ūkio dalys pagerėjo nuo tada, kai perėjome nuo PDA prie šiandieninių programėlių. O kaip jūs ūkyje viską planuojate? Kaip tai įtakoja ir keičia ūkio darbus? Prieš kiekvieną sezoną prisėdu prie kompiuterio ir padarau bendrą grubų planą. Tuomet, kai iškyla naujų užduočių, pridedu jas prie plano. Planavimas man veikia kaip pagrindas trąšų ir kitų produktų pirkimams. Kai esu suplanavęs visam sezonui, tada lengvai žinau, ką reikės pirkti. Mes turime 3 ūkius. DataVext mums padeda valdyti ir užtikrinti organizuotumą sandėliuose, kad visi produktai būtų savo vietose, kai mums jų reikia. Ar manote, kad DataVext naudingas tiek smulkiems, tiek vidutinio dydžio ūkiams? Nėra skirtumo. Organizuotumas ir tvarka yra svarbus nepaisant ūkio dydžio. Ir ne kitaip. Tad aš nematau skirtumo. Na taip, ir teisiniai reikalavimai paliečia tiek smulkius, tiek didesnius ūkius. Būtent taip. Būna ir taip, kad smulkus ūkininkas turi ir kitą, papildomą darbą.
kuriame jis naudojasi kompiuteriu ir programomis. Tuomet natūralu skaitmeninius įrankius naudoti ir ūkininkavime. O kaip jūs naudojate DataVext, kad sektumėte ūkio darbus? Visa sistema, ypač Logmaster, automatiškai parodo, kiek valandų buvo dirbta kiekviename lauke. Ji taip pat rodo, kokie darbai buvo atlikti, kiek kuro sunaudota, kokiu metu daryti darbai ir panašiai. Man nereikia apie tai galvoti. Logmaster automatiškai surenka visus duomenis. Aš galiu stebėti, kuriuose laukuose darbai užtrunka per ilgai. Ar kuriuos pasėlius turėčiau auginti šiek tiek kitaip. Tad galite sakyti, kad programa buvo gera investicija jūsų ūkiui. Sunku įsivaizduoti, kaip mes viską valdytume be skaitmeninių įrankių. Mes turime kelis darbuotojus ir apie darbus ne tik šnekamės tarpusavyje, bet ir viską dokumentuojame, jog būtų aišku, kas ką turi veikti. Mes galėtume dirbti be programėlės, bet pats darbas būtų kur kas labiau sudėtingesnis. Kiek laiko praleidžiate naudodamasis programėlę? Nedaug. Kas liečia planavimą, kad paruošiau ateinančių metų planą, aš užtrunku apie 1 dieną, o laukuose apie keletą minučių per dieną. Jei nebūtų automatizacijos, tuomet surinkti visus duomenis rankiniu būdu užtruktų kur kas ilgiau. Jeigu tai išvis būtų įmanoma. Na taip, galiu įsivaizduoti. Ar Lietuvos ūkininkams rekomenduotumėte naudotis DataVext ir Logmaster? Tai žinoma, manau, kad kitų šalių augalininkystėje yra daugiau panašumų nei skirtumų. O visa esmė yra didinti ūkio efektyvumą ir gerinti tvarką, o tai juk niekada nepakenks. Tad aš vienareikšmiškai tai rekomenduoju.